Dievas norėjo sukurti žuvis, jis kalbėjo jūrai. Ir jūra pakluso, ir vanduo prisipildė gyvybės. Kai Dievas norėjo sukurti medžius, jis kalbėjo žemei, ir žemė davė gyvybės sėkloms, kurios išaugo į didingus medžius. Bet kai Dievas norėjo sukurti žmogų, jis nepasakė žemei, jis nekalbėjo jūrai, jis atsigręžė į save ir tarė: sukurkime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Pradžios 1:26. Žuvis negali gyventi be vandens, medis negali augti be žemės ir žmogus negali gyventi be Dievo. Kai žmogus atsiskiria nuo Dievo, jis miršta dvasiškai. Dievas yra mūsų natūrali gyvenimo aplinka. Mes sukurti gyventi jo artume, nes tik jame yra tikras gyvenimas. Todėl pasilikime sujungti su Dievu, ieškokime jo veido, pasitikėkime jo žodžiu, klausykimės jo balso. Atsiminkime, vanduo be žuvies vis dar yra vanduo, bet žuvis be vandens yra niekas. Dirva be medžio vis dar yra dirva, bet medis be dirvos yra niekas. Žmogus be Dievo yra niekas, bet žmogus su Dievu gali gyventi amžinai.